Labas rytas, mėly senjorai. Sveikinu su pirma diena. Ir mūsų gimnas. Šiandien diena bus tik puiki. Dalykai vyks tik geri. Kūnu rūpintis svarbu, noriu, galiu ir judu. Sveiki. Labai svarbu ryte neskubėti šokti iš lovos tik atsibudus. Turėtume pasiražyti, galbūt naktį miegojome nepatogiai pasidėję galvą ant šono, gal nutirpo sprandas, todėl rekomenduoju štai ką ryte padaryti. Pasidėti pagalvę šalia ir padaryti tokius paprastus pratimus sprandui atpalaiduoti. Taip, sukojam galvą iš vienos pusės į kitą. 10 kartų į kiekvieną pusę. Ir jeigu ir nepatogiai miegojo, mūsų sprandas atsipalaiduos. Kitas pratimas – pratempti kojas, o būtent pratempti blauzdų raumenis ir achilo sausgyslės. Kiekvieną koją pirštus link savęs ir apie 10 sekundžių pratempi. Vieną pėdą, kitą, palaikom, pajudinam vieną, kitą. Galim abi palaikyti. Kurį laiką 10-15 sekundžių, tai pratimas paruošti pėdas darbui. Ir iš tos pačios padėties galim dar prajudinti savo būtent stuburiuko apačią ir dubenį. Vieną, kitą. Tempiam vieną, kitą. Vieną, kitą. Pratimas yra labai svarbus, todėl kad vyresnėme amžiuje dauguma žmonių skundžiasi būtent skausmais nugaros apačioje. Dar vienas pratimas, kągi mes darom. Mes sulenkiam kojytes per kelius, įremiam savo delnus į kojas ir spaudžiam. Galim pakaitom vieną, kitą, vieną, kitą. Būtent irgi savo apatinius stuburo slankstelius ištempiam ir atpalaiduojam būtent dubenį. Po to spausti jau abiem rankom. Ir netgi palaikyti taip įrėmus pusę minutės iki minutės, taip mes ištempiam savo stuburiuką, bet nereiktų stuburiuko nuo lovos kelti. O dabar jau laikas abiem kojytėm išlipti iš lovos. Ta patį reiktų daryti ir lipti iš automobilio taip pat. Tai ką mes darom? Pasisukam ir lipam. Kaip jūs pradedate dieną? Sakoma, ne ta koja iš lovos išlipau, už tai ir diena nekokia. Taigi, kad ta diena būtų nuostabi ir visos kitos dienos būtų nuostabios, pradėsime mankštą lovoje ir iš lovos išlipsim abiem kojom. Taigi, juda! Labas rytas, mėly senjorai. Kaip miegojot šiandien? Aš išsimiegojau labai puikiai ir noriu jums parodyti vieną labai svarbų dalyką, ką mes turime pirmiausia padaryti atsikėlę ir atėję į vonios kambarį. Tai yra iškišti liežuvį ir pasižiūrėti į veidrodį. Jeigu mes matom, kad mūsų liežuvis švarus, tvarkingas, vadinasi, mūsų virškinimo traktas veikia gerai. Tačiau per naktį ant mūsų liežuvio nusėda begalė bakterijų. Ir tas bakterijas, jeigu mes jas nepašaliname, nurijam vėl atgal į virškinamąjį traktą. Tai yra toksinai, bakterijos keliauja atgal. Todėl yra toks paprastas įrankis kaip liežuvio valiklis ir mes jį galime panaudoti ir būtina jį naudotis ir tiesiog nubraukti visus toksinus ir nuplaukti. Ir daroma taip. Pasileidžiam vandenį, sušlapinam ir nuplaunam. Iš visų pusių. Apnašos neturi būti nei baltos, nei žalios. Ir jeigu mes matome daug apnašų ant liežuvio šaknies, vadinasi, mūsų plonasis žarnynas tikrai prašosi pagalbos. Aišku, geriausia turėti metalinį prietaisą. Jį galime ir merdančių vandeniu nuplauti, ir jisai, galima sakyti, amžinas.
Tačiau, jeigu mes neturime tokio liežuvio valiklio, galime tiesiog paimti paprastą šaukštą, geriausia tai būtų sidabrinis šaukštas ir apvertus šaukštą nuvalyti juo liežuvį. Taigi, kiekvieną rytą įsisavinam naują įprotį liežuvio valymas ir stebime veidrodyje mūsų liežuvio piešinuką, nes liežuvis yra mūsų sveikatos rodiklis. O dabar rytinis receptas. Ir pirmiausia noriu padėkoti savo anūkėlei Giliai, kuri mane išmokė valgyti sorų kruopas. Mes augom ir jų nevalgėm. O pasirodo, išmintingi anūkai išmoko senelius valgyti sveikai ir skaniai. Kodėl būtent šita košė? Sorų kruopos ypatingai vertingos B1, B6 ir folio rūgštimi. O tai yra mūsų nervų sveikata. Na ir taip pat yra magnis, kuris labai reikalingas absoliučiai visiems. Žmogui pakanka apie 80–90 gramų sausų kruopų. Jeigu neturite svarstyklių, tiesiog galime pasimti puodelį. Vat štai aš atsirinkau tokį puodelį. 2/3 puodelio pripilu sorų, likusią bolivinės balandos. Supilam ir toksai artipilinis puodelis, vat štai toksai artipilinis puodelis bus 2 žmonėms. Svarbiausia, kruopas būtinai nuplauti. Ir po tekančių vandeniu, kol visiškai bus skaidrus vanduo. Ir pilame į puodą. Vandens tokiam kiekiui reikėtų apie 450 gramų, tačiau jeigu matuojate tokiais puodeliais, tai tiesiog pilam 2 puodelius vandens. Reiškia nepilnas puodelis kruopų ir 2 pilni puodeliai vandens. Iš karto galima įdėti nedidelį šaukštelį sviesto ir žiupsnelį druskos. Ir einam užkaisti. Kai kruopos užverda, pavirkite jas ant nedidelės kaitros 5 minutes, uždenkite ir užklokite. Soros vienos vertingiausių B grupės vitaminų kruopos, todėl jas tikrai įtraukite į savo mitybą ir 2 kartus bent per savaitę pasigaminkite štai tokią košę. Taigi, užklojam, apkamšom košę, šiltai, tegul kruopytės brinksta, o mes einam sportuoti. Kad košė būtų skani, visada rekomenduoju panaudoti dar ir gerų riebalų. Tai gali būti kokoso drožlės, tai gali būti šviežias kokoso sumaltas, o pats paprasčiausias variantas yra kokoso pienas arba kokoso grietinėlė. Kaip rinktis kokoso grietinėlę? Svarbiausia, kad nebūtų daug ingredientų. Pasižiūrėkime. Kokoso minkštimas ir vanduo. Daugiau nieko nėra. Taigi į košę 2–3 šaukštai štai tokios grietinėlės suteiks mums ir sotumo, ir skanumo, ir saldumo. Ir išmaišom. Jūs matot, kaip nuostabiai išbrinko štai šitos kruopytės. Jos birios, kvepiančios. Ir papildomai užsišlakstysim alyvuogių aliejaus ir praturtinsim uogomis. Uogas šį kartą atsišildžiau iš šaldiklio, tai yra slyvos, mėlynės, avietės. Tačiau jūs vasarą galite tiesiog praturtinti šviežiomis uogytėmis. Triptofanas esantis sorų kruopose padeda gamintis serotoninui, o tai yra mūsų geros nuotaikos hormonas. Taigi, kad būtų mūsų diena nuostabi, puikiai, užsidedam uogų, galite kramtyti, užsiberkite dar šaukštą maltų sėmenų arba moliūgų sėklų, na ir aišku, užsišlakstykite porą šaukštų alyvuogių aliejų. Geras alyvuogių aliejus turi labai daug polifenolio ir tai yra nuostabus antioksidantai, saugantis mūsų širdį. Taigi skanaus, būkim geros nuotaikos ir su energija pradėkime dieną. Šiandien diena bus tik puiki. Dalykai vyks tik geri. Kūnu rūpintis svarbu, noriu, galiu ir judu.